Ar teko girdėti, kad kugelis yra nesveikas maistas ir nuolat sveikos mitybos specialistai tą linksniuoja, kad nevalgyti tarkuotų bulvių patiekalų? Tai ką mums valgyti, kuo mums pakeisti? Aš turiu tau idėją, kuri iš tikrųjų yra be galo paprasta ir kartu maistinga, turinti daug daržovių ir baltymų. Kugelis, kuriame nėra jokių miltų, jokių pieno produktų. Tau reikės cukinijas tiesiog sutarkuoti per burokinę tarką, įmušti 4 kiaušinius, įdėti druskos, pipirų ir ciberžolės, apšlakstyti alyvuogių aliejumi ir dėti į kepimo popierių ir tiesiog į keptuvę. Bet geriausia, kad kepimo popierius būtų torto formos, tada susiformuos labai graži kugelio forma. Galima, žinoma, kepti ir orkaitėje, bet bus viskas paprasčiau. Apkepus vienai pusiai, su dangčiu apversti kitą pusę ir apkepus kitai pusiai tiekti ir degustuoti. Gali būti su graikišku jogurtu ar su česnakiniu padažu arba su agurkiniu padažu, kurį irgi gali drąsiai pasigaminti namuose. Patiko šis receptas? Spausk like, dalinkis su savo draugais, įsisaugok receptą ir parašyk komentare "tikrai gaminsiu". Ir daugiau mano receptų rasi Sveikatai palankus LT svetainėje, sek mano naujienas ir būk pirmas, kuris sužinos mitybos ir maisto gaminimo naujausias rekomendacijas ir patarimus skirtus tau.